Nors tamsiai žiemos vakarais mokyklose įprastai ramu, vienos iš jų sporto salėje sienos tiesiog griaudžia. Chorų skambančios japoniškos komandos, su trenksmu į grindis atsimušančios basos kojos ir vienu ritmu judantys balti kimono. Tai būsimieji ir esami karate meistrai. Kone kas vakarą susirenkantys ir kiek neįprastą sporto šaką kelintus metus kultivuojantys mokiniai turi tvirtą atsakymą, kodėl ir ką veikia karate treniruotėse. Atėjau pasižiūrėti, kaip brolis treniruojas, pamačiau, yra įdomių diržų, sakiau, pagalvoju, būtų faini užsirišti. Na, pabandžiau ir susidomėjau, kad dar brolis lanko. Išmoksiu iš tikrųjų per treniruotis labai daug, nuo tos elementarios drausmės, supratimo, pagarbos atidavimo, supratimo savo vertybių, kas yra to svarbiausia ir panašiai. Šakotan, būtent šio karate stiliaus savo mokinius jau ilgus metus moko Egidijus Daknys. Nors daugam atrodo, kad ši sporto šaka agresyvi, meistras tikina atvirkščiai. Esą tai gyvenimo būdas, rytų išmintis ir savęs pažinimas. O gerbti save, priešininką ir kovos taisyklės neginčiami reikalavimai, kurių laikosi ir meistrai, ir pradedantieji. Aišku, tai yra būtent lavinamos ir tos visos fizinės ypatybės, išmokstama ir savigynos veiksmų, apsigynimo, bet tai visų pirma, tai yra, kaip sakoma, kova su pačiu savimi, disciplinos ugdymas, etiketo supratimas, nes visos treniruotės karate vyksta pagal rytų kovų menų tradicijas, tai reiškia yra tam tikri pasisveikinimai, pagarbos rodymas, kitaip kovotojas tiesiog negali dalyvauti būtent karate treniruotėse. 11. Baltijos šalių čempionatas. Būtent šioms varžyboms šiandien atsakingai ruošiasi Baltojo tigro kovotojai. Jau sausį patys stipriausi šakotan, vadurių, godziurių ir šiturių karate stilių kovotojai iš Pabaltijo ir kitų valstybių susikaus dėl geriausiųjų vardo. O ar nebaisu stoti prieš nepažįstamą priešininką, paklausėme mažųjų kovotojų. Reikia įdėti daug pastangų, reikia ištvermės, kovoti, nebijoti, neturėti, drąsos daug turėti. Būna sunku, bet jie padeda kažką tai suprasti, tu ką nors išmoksti iš to karto. Bet mergaitės nėra prastesnės kovotojos nei berniukai? Nemanau. Tad patys geriausi karate meistrai, įspūdingos kovos ir tikras rytų kovų menas Šiaulių arenoje jau sausio 22-ąją.